Labas vakaras visiems. Tikrasis renginys, kaip supratot, jau prasidėjo 6 valandą. 5 prasidėjo. Dabar atsiprašom, kam prasitrukdėm, kalbėtis tarpusavy, tai žinokit, niekas po renginio jūsų neišvaryt, galėsit pratęsti. O aš, tai žinokit, esu lengvam šoke. Galvoju, aš nežinau, ar šita salė mačiusi yra tiek žmonių. Visada būna pirmas kartas ir galvoju, jeigu taip ir toliau, tai mes turėsim kažkaip plėstis, statyti įskultuotami šiaip. Tai esu labai sujaudinta, esu labai pakylėta, galvoju, tai reiškia tai, ką mes darom, yra įdomu, reiškia tai yra naudinga. Ir, žinot, pradžiai šiandieną tikrai ryte jaudinausi, galvoju, sergamumas didžiulis. Vakar ir užvakar dirbau vaistinėje, galvoju, tikrai matau, kas vyksta. Tai kažkaip galvojau, kad mūsų susirinks tikrai gerokai mažiau, nes tiesiog dėl ligų, dėl peršalimų, dėl virusų žmonės bijo. Bet pasižiūrėkit, toks vaizdas, kad čia nei virusų, nei čia serga niekas, tai man kažkaip nebesuprantu, kas čia vyksta. Tai nežinau, kas man gali pasakyti, kiek čia mūsų yra žmonių, kas skaičiavo? Pabandysiu suskaičiuoti. Man atrodo, kad tikrai arti 100 turbūt. Pabandysiu suskaičiuoti. Gerai, tai kadangi, atsiprašau, aš neprisistačiau, mano vardas Eglė, aš esu iš Gargždų, dirbu Norfos vaistiniai. Šiek tiek, kad nepamesčiau, kur esu ir kas vyksta, ir kad licenzija nenutrūktų. Ir aš juokauju, sakau, dėl ko tu dar dirbi toje vaistinėje? Tai sakau, dėl žmonių. Dėl žmonių, nes žmonėm reikia, kad aš būčiau vaistinė. To reikia jums, tai aš nežinau, žinokit, jūs mane verčia dirbti toje vaistinėje. Bet iš tikrųjų, tai mano visas pagrindinis darbas ir aistra, ir gyvenimo prasmė yra ši veikla, tai ką aš darau, tai ką daro daugybė iš čia sėdinčių žmonių, dirbančių, konsultantų. Ir mes kiekvieną mėnesį, kartą per mėnesį organizuojam Gargžduose tokius renginius, patirčių vakarus. Patirčių vakarai yra patys geriausi renginiai, nes tai yra gyvos istorijos, tai yra tikra, tai yra nesugalvota, nesuvaidinta, nesukurta, tai yra tikrai išgyventa. Ir jūs šiandieną įsitikinsite pačios tuo ir galėsit paklausyti tų žmonių istorijų, patirčių, po renginio jau dar ir pakalbinti. O aš pasistengsiu pakomentuoti, po jų patirties pakomentuoti būtent, kas galėjo tai suveikti, dėl ko tai pasidarė, tiesiog truputį iš medicininės pusės pakomentuoti. Taigi noriu pirmiausia pakviesti Genutę. Tikrai galbūt nėra labai drąsu ateiti žmogui priekį ir kalbėti, bet Genutė jinai yra drąsi. Pasidalins savo patirtimi ir ne savo artimųjų. Aš duosiu todėl, kad čia yra netikras mikrofonas, bet žmogui, kad mažiau jaudintųsi, reikia kažką daryti. Gerai, tai aš tada jums įsieksiu, todėl, kad mes darome įrašą ir kad būtų kokybiškas garsas, paruošim. Jeigu nenorit laikyti mikrofoną, tai yra to. Tai sėkmės ir klausomės. Labas vakaras. Linkėjimai iš Mažeikių, esu mažeikietė. Prie Neolaiko prisijungiau prieš 4 metus, o pirmąjį produktą pavartojau prieš 5 metus. Kaip pas mane atsirado pats pirmasis produktas, norėčiau pasakyti. Aš turėjau labai daug tokių sveikatos problemų. Ir pagrindinė mano sveikatos problema tai buvo stuburas. Jau 31 metų aš turėjau disko išvaržos operaciją, po to ilgas
pooperacinis laikotarpis, reabilitacijos. Ir šitaip aš kankinausi 10 metų, vartodama olfenus, diklofenus, nimesilius įvairiausius, bromezopamus, kadangi reikėjo raminančių. Ir lyg tai buvo viskas kaip ir gerai, pamiršau savo ligą, pamiršau savo bėdą, problemą ir po 15 metų aš vėl turėjau antrą stuburo operaciją, buvo išvarža toj pačioj vietoj, tik diskas jau buvo sutrupėjęs ir man reikėjo dėti 8 mm polimerinius kubikus, kurie sutvirtintų man stuburą ir nespaustų nervo, kad jį neparalyžiuotų. Ir po to 4 tokie 8 cm tie tokie varžtai, galiu pasakyti, kurie yra įsukti į mano stuburą ir aš vaikščioju. Šiai dienai aš vaikščioju, bet tų vaistų man ir toliau reikėjo ir aš vėl gėriau juos. Ir žinot, kokius šalutinius poveikius duoda raminantis vaistai, nuskausminantis visi vaistai. Ir ant sąnarių kaupiasi, ir akys sausėja, ir širdis pradeda tabaluoti. Ir šitaip aš kankinausi, kol vieną dieną man dukra padovanojo omega. Padovanojo omega ir pasiūlė man vartoti šitą produktą. Pavartojusi aš pajutau, kad kažkas lyg tai uždegimai man mažesni, skausmas mažesnis, lyg tai įtampa nelieka stubure, lyg tai kažkaip savijauta geresnė. Ir po mėnesio aš registravausi ir tapau konsultantė. Ir mano namų vaistinėlė tikrai papildė daugiau šitų produktų. Ir aš tada pradėjau vartoti ir vitaminą C, ir formulę 4 pradėjau vartoti, ir magnezijų, nes jau mano nuo vaistų buvo širdis ir ritmas išsiderinęs. Ir vitaminą E vartojau. Ir vartojau gliukozaminą, vartojau magnezijų, sakiau, vartojau. Ir dar vartojau česnaką, kadangi tie uždegimai įvairiausi man kartodavosi. Ir aš 2020 metais nusipirkau dėžutę nimesilio. Ten yra 30 pakelių šitoj dėžutėj. Ir aš nustebau, kada po 2 metų, 22 metų pabaigoj, aš žiūriu, kad mano ta dėžutė tebėra visa pilna. Tik vieną vienintelį lapelį aš pavartojau šito blogo vaisto ir visa kita man padėjo neolai papildai. Man sumažėjo iš tikrųjų įtampa, sumažėjo nugaros skausmai. Ir aš pajaučiau, kodėl aš galėjau nevartoti šito produkto, aš galėjau ir toliau vartoti tos cheminius vaistus, bet tokie stiprus šalutiniai poveikiai man pradėjo įtakoti mano visą kitą sveikatą. Ir sinusitai atsirado, ir virškinimas sutriko, ir nerimas, ir nemiga, ir sąnariai, sąstingis sąnarių. Ir aš manau, kad aš padariau tikrai gerą sprendimą, pasirinkdama Neolife produktus ir juos vartodama. Kitą tokią bėdą aš turėjau 21 metais, man buvo alkūnės, pečio sąnario uždegimas. Aš galiu pasakyti, kokia ta diagnozė buvo. Tai buvo 21 metais spalio mėnesį, peties sąnario skausmai ir buvo sąnario degeneracinis irimas, didelis uždegimas, osteoartritas, kurį sukelia bakterijos, osteomelitas, sąnario pūlinis uždegimas, kuris suardo patį sąnarį. Tai aš dalyvaudama mokymuose, girdėjau
kokį santykį, kokius produktus, kokius kiekius reikia vartoti, tai aš pasidariusi magnetinį rezonansą, nevartojau nė vieno vaisto nuo skausmo, nuo uždegimo, viską gydžiausi papildais. Aš labai mėgstu turėti tokius receptus. Ir pas mane yra kišeniai va tokie receptukai, kur aš užsirašiau. Ir aš galiu dabar pasakyti, ką aš vartojau nuo pečio, sąnario, kurį aš susitvarkiau per 4 mėnesius. Omega buvo 3-4 kapsulės, kalcis magnis 3 kapsulės, formulė 4-2, česnakas 3, vitaminai E 3 kapsulės, vitaminas C 5 kapsulės ir gliukozaminas 3. Va šitokį receptuką aš turiu, aš jį naudoju. Kaip? Omega buvo 3. 3-4. Jeigu ką, šitus receptukus galėsim nusifotografuoti, nes šios labai mėgstu. Taip, omega 2 arba 4. 2-4 pagal poreikį. Tai va, ir jeigu, sakykime, kai man prasidėjo uždegimas ir tas skausmas, tai aš, kai darydavom, sakykime, ant grindų, atsigulus ant grindų, reikėjo daryti tą tokį pratimą, kaip lėktuvėlį, tai aš nuo grindų šitą ranką pakeldavau tik 5 mm. 5 mm. Po 4 mėnesių, po milimetrą, po centimetrą, naudodama visą šitą tokią dozę papildų, aš nieko nejaučiu. Viskas praėjo ir skausmo tikrai jau 3 metai nesu pajautusi. Toliau, 22 metais turėjau dar vieną bėdą. Nežinau, kodėl man ant tų kaulų, ant tų sąnarių viskas puola. Aš turėjau kairiojo kelio, taip, uždegimas buvo, skausmas nudegė, tiesiog stojausi darbo pabaigoje nuo kėdės ir nudegė visą man kelieną. Ir kol aš grįžau namo, kol pravairavau ir užlipau į namus, už valandos mano visas kelienas buvo ištinęs, toks tiesiog pulsuojantis nuo skausmo, nuo uždegimas labai stiprus. Nuėjau pas gydytoją. Ką aš dariau tą naktį? Ta naktį tiesiog buvo labai jau didelis skausmai, nežvėriški skausmai, bet irgi neėmiau nuskausminančių, bet alijošiaus geliuko turėjau. Tuos 2 geliukus aš visą naktį dėjau ant to kelieno. Tiesiog uždedu to tepalo ir sutraukia, uždedu ir sutraukia. Iki 3:30 aš tą geliuką dėjau ant to kelieno. Tiesiog man atleido visą skausmą, nuėmė, matyti, gal uždegimas praėjo. Ir kada nuvažiavau pasidaryti tyrimą, man buvo menisko degeneraciniai pakitimai, menisko užpakalinio rago įstrižas plyšimas, priekinio kryžminio raiščio dalinis plyšimas, bursitas, tai čia uždegiminiai procesai. Ir gydymas vėl buvo man tas pats gydymas, kaip ir pečio sąnario, ką aš dabar išvardinau, tai tuos pačius produktus aš vartojau ir tai buvau aš nedarbingume, 1,5 mėnesio, lankiausi reabilitacijoje, pratimus įvairius dariau, bet kai po 2 mėnesių susitikau, buvo ten jaunų vyriukų, ten 30, gal 5-8 metų, va tokie vyriukai, jie irgi buvo panašiom problemom, kai mes susitikom procedūrose. Ir kai jie manęs paklausė, kaip tavo koja, aš sakau, man viskas gerai, man neskauda, tikrai neskauda. Sako, o aš jau, sakau, ruošiausi 2 operaciją daryti. Jau buvo 1 pasidaręs ir dar 1 operaciją jau ruošęs daryti. Tai va, šitie papildai yra, tikrai jie veikia, juos reikia naudoti ir jeigu mes išgersim, sakykime, po 1, po 2 kapsulės tikrai nepadės. Aš turiu tokį irgi dar vieną receptą, nes, sakykime, tą nugarą man visam gyvenimui čia pasiūlau. Ir aš turiu tokį receptą, kada negaliu, sakykime,
suėmė ir negali lovoje apsisukti. Gal kam nors tai buvo. Arba tiesiog pasilenkėt ir galvą plauti ir tiesiog suėmė. Arba kažkokį netokį judesį. Arba kažką sunkaus pakėlė. Tai pas mane yra toks receptas. Ūmus nugaros skausmas. Ką aš vartoju? Tada, čia reikia kokias 2-3 dienas. Omega 5-5-5, kalcis magnis plus D5-5-5, magnezijum 2 ryte 2 vakare, formula 2 ryte 2 vakare, vitaminas B 2 ryte 2 vakare, betagardas 4-4-4, vitaminas 5-5-5 vitaminas C ir vitaminas E 3-3-3 ir dar pridedu kokteilį. Atrodo labai daug, ne? Bet jeigu už 2 dienų gali vėl gyventi savo ritmu, atlikti tas, kaip sako, džiaugtis gyvenimu, tai kažkaip gal ir negaila tada tas 3 dienas pavartoti. Gal truputėlį dar apie tai, kaip aš pasiūliau kitiems šitos produktus. Labai skeptiškai žiūrėjo vyras į mano šitą sprendimą, į produktų pasirinkimą, bet kadangi pats turi glaukomą, turi problemą didelę, tai šiandien puikiai vartoja flavonoidus, kiekvieną dieną vartoja provitalitį, tai yra ir omega, ir karotinoidai, ir B grupės vitaminai, ir trenenas, kuris suminkština ląstelę. Čia vyrams yra pats geriausias pasirinkimas, nes yra patogu, greitai ir visa norma sudėta. Toliau, mano sesė turėjo labai stiprią osteoporozę. Jai buvo 2 kompresiniai lūžiai stubure ir vienas slankstelis buvo įtrūkęs. Nežinau, kai pasidarė tyrimus, atrodo, visi sakė, kad vitamino D pakanka, kaulų tankis yra geras, bet vieną kartą užteko pakelti šiukšlinę, išpilti ją išplovusi, jai stuburas, va taip kaip sakykime, pianinas ir sutrūkėjo keliose vietose. Jai reikėjo operacijos, padarė operaciją, jai sutvirtino Kaune, važiavome į privačią kliniką, bet aš iš karto jai pasiūliau kalcio magnio, vitamino D, omegos, E vitamino, formulės ir jį tikrai vartojau, atsakingai vartojau ir dabar labai džiaugiasi, jau praėjo pusę metų, kaip jį vartoja šitos papildus, jaučiasi gerai, jie juda, jie vaikšto, nors galbūt ji būtų jau tikrai buvusi ir invalido vežimėlyje. Ir dabar laikas nuo laiko jie naudoja profilaktiškai, pasitikrina vitaminą D, jaučia pagal sezoną ir dėkoju, tikrai dėkoja ir džiaugiasi, jei kažkas buvo akims. Kažkokie ten, nežinau, kažkokie lęšiukai, kažkas persisukė, nežinau, iš tos struktūros akies, bet lygtai jai grėsė operacija. Bet operacija labai sudėtinga, nes kažkoks prie vyzdžio yra kažkoks sukaulėjęs ratukas, kuris turi būti apvalus, o pas ją buvo suspaustas. Neaišku, kodėl čia taip pasirado. Jie operacijos nedarė, bet jau visi metai vartoja pastoviai kiekvieną dieną flavonoidus. Flavonoidus naudoja 2 ryte 2 vakare. Brolis irgi turi glaukomą. Buvo vienos akies visiškas apakimas, o su viena akim labai sunkiai matė, kaip per rūką, bet irgi pastoviai naudoja flavonoidus. Dar galėčiau pasakyti apie sesę. Sesė dirbo Norvegijoje ir grįždavo iš Norvegijos, ten žuvų fabrikuose, grįždavo labai pavargusi. Ir kol ji atsistatydavo, kol ji galėdavo pradėti normaliai gyventi, išeiti kažkur, tai 2 savaitės gulėdavo lovoj ir tiesiog atgaudavo jėgas. Šiuo metu, kai ji grįžta,
jai nereikia nė dienos, antrą dieną jau ji pilnai gali gyventi dar tokį normalų gyvenimą, o šią dieną ji šoka linijinius šokius ir laiminga ir tos papildus vartoja. Kaip ir viskas. Šiaip vartodama šitos papildus aš turėjau dar ir daugiau problemų. Visiškai pajaučiau, kad man galva nebeskauda. Man praėjo sinusitas. Įtarė lyg tai hemorojinius kažkokius ten man 1-2 laipsnio, bet viskas susitvarkė, nes vartojant flavonoidus, jie tiesiog gydo ten, kur yra, kur, sakykime, reikalingas ta drėgmė ir plaučių, sakykime, sesė irgi labai dažnai kosėdavo, jai metėsi bronchinė astma, bet šiai dienai ji net pamiršo, kad ji kažkada anksčiau kosėdavo. Tai va, tiek, dar norėčiau truputėlį apie draugę pasakyti. Turiu draugę, kuri jau buvo 4 kartus nuskausminimo klinikoje. 2 kartus jau leidusi į hialuroną. Aš jai sakau, brangioji, tu tikrai vartok šitos papildus ir tau padėsi. O ji man taip ir sako, tu vartoji, tu tiki, tau padeda. Sakau, kas tau neleidžia tikėti hialuronu, kas tau neleidžia tikėti nuskausminimo kliniką, bet matai, kad vis tiek nepadeda. Tai va, linkiu visiems, kad mes tikėtume, kad mes vartotume, kad mes dalintume ir kad mes būtume visada sveiki. Būkime kaip tas upelis. Jeigu upelis upelėje niekada nerūksta vanduo. Tai va, būkim judrus, būkim sveiki ir būkim laimingi.